Sveiki, su jumis Angelų skaičiai ir šiandienos analizė, ką jums sako pasikartojantys skaičiai. Pagalvokit, kurį iš šitų pasikartojančių skaičių jūs dažniausiai matote ir pasirinkit poziciją. Tai gali būti, kad labai dažnai matote 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, čia 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, ištisai kur nors laikrodėje, 4, 4, 4, arba 4, 4, arba 4, 4, 4, 4. Ir jeigu matote labai dažnai penketus, 5, 5, 5, 5, 5, arba 5, 5, 5, 5. Gali būti ir po vieną penketą, kad kartojasi. Tai pagalvokit apie save, kokią žinutę jums gali atsiųsti šitie skaičiai. Na ir mes pasižiūrėsime, ką jums nori perduoti angelai ir visada, arba jūsų tiesiog protėviai, arba jums palankios kokios nors sielos, arba kitos būtybės. Tai jeigu jums rezonuoja kažkuris iš pasikartojančių skaičių, arba dvejetas, arba trejetas, arba ketvirtas, arba penketas, jūs juos matot nuolat savo aplinkoje, tai pasirinkite pagal tai poziciją. Dvejetai, trejetai, ketvirtai, penketai. Šį kartą tokie skaičiai. Taip, gerai. Kągi, jeigu norite savo individualios konsultacijos, parašykite mums žinutės Facebook profiliui Angelų skaičiai arba elektroniniu paštu sveiki@angeluskaičiai.lt. Kągi, mes pradėsime nuo dvejetukų. Taip, kitus patraukiam. Taip, jeigu jūs nuolat matote dvejetukus, pasikartojančius dvejetus, 2, 2, 2, 2, 2 arba 2, 2, 2, 2, gal net 5 dvejetukai jums labai dažnai iškrenta. Taip, gerai, žmonės, kurie mato nuolat dvejetus, kokią jiems žinutę nori perduoti angelai, visata ar kitos jiems palankios būtybės. Taip. Čia jau matosi labai graži žinutė. Aha, ar dar bus? Taip, ar dar bus? Taip, gerai. Taip, tai tie dvejetukai, kuriuos jūs matot. Taip. Jums nori pasakyti, kad laikas pereiti į kitą etapą. Kad jūs pernelik, arba vieniems tai yra, kad pernelik save nuvertinat, kažkur tai nepasitikit savo jėgom ir jau laikas atsibusti. Laikas pamatyti pagaliau savo galią. Suvokti pagaliau, kad tu gali. Užtenka save kažkaip tai labai menkinti. Užtenka galvoti, kad čia jūs nieko negalit ir jūs nevertas ar ten dar kažkoks tai. Tai čia vieniems, kad pagaliau atrask savo galią, nes iš tiesų tau yra skirta daugiau negu tu galvoji. Kitiems kažkokia situacija, kuri jūs ilgą laiką vargino, išsispręs jūsų naudai. Jūs susigrąžinsit savo galią. Pagaliau, ta situacija, nes čia panašu, kad jinai labai ilgai tęsis. Ta situacija, kuri jums ten tęsiasi, niekaip jūs ten negalite jos pramušti, jinai jums išsispręs visiškai, praktiškai jūsų naudai. Tačiau tam jūs turėsite kai ką pakeisti. Tai arba pakeisti savo požiūrį į kažkokius tai dalykus, galbūt savo kažkokį tai labai stiprų užsispyrimą pakeisti. Tam, kad jūs nugalėtumėt, kad ta situacija išsispręstų, jums reikės kažką savyje pakeisti. Tai panašu, kad pakeisti veikimo būdą arba pakeisti požiūrį į tam tikrus niuansus. Panašu, kad kažkur tai labai jaučiate susispyrę, labai norit tarsi viską kontroliuoti ir arba atvirkščiai, kad per tą, kur pirmą sakiau jums, kur pirmiems, kažkaip nejaučiat tos savo galios, tai jums reikia save transformuoti. Ir situacija, kuri jūs labai ilgai vargino, išsispręs jūsų naudai. Tai pagaliau
tam tikri dalykai pasieks kulminaciją. Čia panašu, kad gali būti kažkoks net ir teismo procesas, galbūt bus sudaryta kažkokia taikos sutartis, galbūt pasieksite kažkokią tai pergalę, kur labai ilgai kovojat, ten aiškinotės, gavosi, nesigavo, ten tokie, kažkokie tai tokie niuansai. Tai panašu, kad vieniems yra čia kvietimas atrasti pagaliau savo galią, o kitiems, kurie jau turi tą galią, tai transformuoti savo mintis į veiksmą. Transformuoti savo mintis į veiksmą, kad pagaliau pasiekti to, ko norit. Ir dar yra viena grupė žmonių, kuriems tiesiog reikalai pagaliau išsispręs. Užsitęsusi ilga varginanti situacija, kur buvo apeliuojama į jūsų autoritetą, į jūsų kažkokią tai galią, į jūsų gebėjimą, negebėjimą, jūsų profesionalumą ar dar kažką. Tai bus pagaliau situacijos šitos pabaiga, jinai jums išsispręs palankiai ir iš tiesų atneš labai didelę proto ramybę. Tai žiūrėkit, vandens ženklai krenta jums, Vėžys, Skorpionas arba Žuvis. Tai gali būti, kad jūs esate Skorpionas, Vėžys arba Žuvis, arba tai yra vandens ženklų laikotarpis, kada yra vandens ženklai. Tai gali būti žiemos pradžia, pavasario pradžia. Tai jeigu maždaug esate kažkur tame laikotarpį, tai panašu, kad gali būti laikotarpis, kada ta situacija jums išsispręs. Tai iš tikrųjų, žiūrėkit, čia kažkaip trūkta, ne? Labai įdomu, taip. Panašu, kad čia sprendžia tikrai kažkokius tai klausimus, kurie susiję yra su kitais žmonėmis. Kažkur tai varžotės, kažkokį tai, nežinau, konkursą kažkokiam dalyvaujat, paskutiniu metu kažką tai tokio veikiat, ar kažkokiuose teisiniuose ginčiuose, ar kažkur tai bandot rodyti savo vertę. Tai tos pastangos jums bus tikrai apvainikuotos ir jūs gausite teigiamą rezultatą, situaciją pagaliau išsispręs, tai galbūt į kažkokias tai aukštas pareigas pretenduojate, galbūt kažkokiam teisme aiškinatės ten, nežinau, kokius tai reikalus. Arba tiesiog tai yra kvietimas pagaliau atrasti savo galią. Šiaip dvejetas yra susijęs su dualumu, jis visada kviečia pamatyti, kad tiek teigiamas, tiek neigiamas rezultatas yra to paties vienio dalis, kad ir taip ir ne yra to paties pasirinkimo dalis, ir teigiamas ir neigiamas yra to paties vienio dalis, ir pamatyti, kad visgi jūs patys esate vienetas. Vienetas su visu pasauliu, su tuo, kas jūs aplinkui. Panašu, kad čia šitoj nėra jums atsakymų. Niekas nekrenta, galbūt tik tiek reikia. Tai panašu, kad iš tikrųjų tas dualumas iš tikrųjų sako, kad viskas yra ta pati energija. Kartais žmogus galvoja, kad jeigu geras, tai geras, jeigu blogas, tai tik tai blogas. Nėra tokio dalyko. Viskas yra ta pati energija. Tai žiūrėti, kur tą savo energiją nukreipiat, ką jūs su ją darot ir, kaip sako, nukreipkite teisingą tikslą. Parodyk savo jėgą, kad sugebėtum transformuoti tai, kas yra tavo gyvenime. Tai kaip aš iš pradžios ir sakiau, kad tiesiog yra kvietimas atrasti pagaliau savo galią, nustoti mėtytis, nustoti ieškoti, nustoti kažką tenais galvoti, kaip tas šnipas toksai, ar ne, kažkas tave stebi ir tu irgi atlieki savo tyrimą. Toks tarsi, kažką daro ir iš tiesų niekas nevyksta. Tarsi dedi kažkokias pastangas, bet rezultato jokio nėra, niekas nevyksta. Nustoti kažko tenais, ieškoti, kaip sakant, kirmėlių, o pradėti veikti. Tai čia, atrask savo galią. Kitiems, tai tą galią panaudok tam, kad išsispręstų situacija. Tai tikrai labai panašu,
kad jūs turit pakankamai energijos išspręsti situaciją ir atrasti pagaliau proto ramybę. Jeigu kažkoks dalykas jums paskutiniu metu labai nedavė ramybės, labai nedavė miegoti, galvojat, kaip čia bus, kas čia bus, kažkokie momentai, čia labai daug tų skirtingų momentų iš tikrųjų išryškėja, bet labiau panašu, kad čia kažkur tai kažką turit nugalėti, įveikti, nukonkuruoti, kaip sakant, kažkur tai prasibrauti, kažką tai gauti, padaryti, tai yra apie kažkokias tarsi, kažkokį varžymąsi, tai gali būti tiek teisiniai ginčai, tiek kažkoks tai darbo pokalbis, tiek kažkoks tai projektas, kur jūs ten varžotės ir kas ten gaus ten, nežinau, apdovanojimą ar finansavimą, ar dar kažką tai, arba kažkas, kas susiję, tarkim, nežinau, ten bandot įsigyti ten kokį nors nekilnojamąjį turtą ir ten nesuprasi, kas darosi, tai va čia ateis aiškumas, ta situacija užsibaigs ir ateis visiška proto ramybė. Ir čia labai yra įdomi kaladė, tai yra kardų rūmai, šita korta vadinasi, šiaip jos daugiau niekur nėra jokioj kaladėje, tik šitoj kardų rūmai, kurie ir kalba būtent apie tą proto pakylėjimą virš žemiškų dalykų. Reiškia proto atsipalaidavimą ir minčių pakelimą aukščiau materialių dalykų. Reiškia, visas tos problemos, kurios jūs čia dabar turit, jos jums išsispręs, pasibaigs. Kažkas, kas labai ilgai vargino, pasibaigs. Ir jūs savo gale galite tai įveikti. Čia grinai priklauso nuo jūsų, nes yra mirties korta po imperatoriaus. Reiškia, kad viskas priklauso nuo tavęs paties. Ne nuo kažkokių tai ten aplinkybių, kas ką davė, nedavė, tačiau tu pats, čia labai labai aiški žinutė, tu pats su savo energija ir gale tu turi užtektinai resursų, kad įveiktum šitą situaciją ir jinai tau tikrai išsispręs į teigiamą pusę, pagaliau viskas baigsis ir ateis minčių ramybė. Tai tikiuosi, kad jums buvo naudinga ir padėjo įsižeminti. Na, ačiū pirmai pozicijai, atsiprašau, kad žiūrite ir susitiksime kitose video. Taip, antra pozicija. Antra pozicija - žmonės, kurie mato trejetukus. Žmonės, kurie matote trejetukus 3, 3, 3, 3, 3 arba 3, 3, 3, 3 arba prabunda apie naktį ir būna 3 valandos 33 minutės. Taip, kokią žinutę nori vis perduoti angelai arba visata? Kokią žinutę nori perduoti angelai arba visata žmonėms, kurie mato trejetukus? Na ir ko jūs čia laukiat? Labai įdomus. Šiaip trejetas iš tiesų yra kūrybingumo skaičius, kūrybingumo, komunikacijos, meistriškumo. Va čia jums ir 3 monetos, dar žiūrėkit, krenta kaip gražiai, dar vienas trejetas, tai panašu, kad tikrai daug trejetų matot. Tai kažkaip tarsi ateina žinutė prabusk. Prabusk. Užtenka ten sėdėti jau užsikonservavus kažkur tai praeitį, koncentruotis užtenka į kažkokius tai trūkumus, negatyvus. Tiesiog parodyk, ką sukūrei. Parodyk pasauliui pagaliau, ką tu sukūrei. Nes dabar kažką ten mąstot savyje, analizuojat, ten galvojat, dėliojat, kažką tai galvoj. Tačiau kažkokiu tai veiksmu, tarsi baimė dėl senesnių patirčių. Panašu, kad nesiimat veiksmų dėl senesnių kažkokių patirčių, negerų patirčių. Kažkas tai jau jūs galbūt tai darėt, kažką panašaus ir jums, nes nepasisekė, nepavyko, neišėjo, nežinau, nesigavo kažkas tai. Ir dabar bijot vėl tą patį daryti. Tačiau jūs esat, toj srity turit potencialą.
Tai vat, šitos kortos, šitas skaičius jums iš tiesų sako, pagaliau atsibusk, užtenka ten miegoti, užtenka ten kontempliuoti, reflektuoti tas senas patirtis, prabusk nuo tų visų savo košmarų, nes gyvenimas nėra toks blogas, kaip tu apie jį galvoji. Kad ir ką tu ten praradai, tau vis tiek dar liko, energijos ir resursų eiti toliau ir su savo darbu tu gali pasiekti labai daug. Tai vat, parodyk vieniems, tai yra, žiūrėk, let go dar, apačios. Ką mes kalbam, kai tik, ar ne? Confession, išpažintis. Kažkas nori jums kažką pasakyti. Tai galbūt čia ateina tas momentas, kada bus išrišti kažkokie santykiai. Gali labai stipriai, taip va šitą dar žinutę, kad kažkas jūsų laiko. Kažkas jūsų laiko nuo tolimesnių veiksmų, jūs tokie užsikonservavę, save tarsi saugot, tarsi baisu kažką tai pradėti, kad vėl nepasikartotų ta pati daina, taip sakant, ir kažkas jums nori kažką pasakyti, tarsi ateina toksai išrišimas, jausmų, emocijų išrišimas, paleidimas. Kas jums iš tiesų padės eiti į priekį? Tai gali būti ir kvietimas jums patiems iškomunikuoti dalykus, kuriuos laikot savyje. Iškomunikuoti ir paleisti. Pasakyti tam, kam norit kažką pasakyti ir paleisti. Nes, žiūrėkit, ir drugelis, let go, paleisk, būtent ir yra ta žinutė, padaryk vietos naujom pradžiom, kurios yra pakeliui pas tave. Tai vat, kaip ir sakau, sėdit nuo kažko save labai saugot, jums baisu, kad neatsikartotų ta pati patirtis ir neparodot pasauliui, ką jūs galit, ką jūs mokat, ką jūs jaučiat, ko jūs norit ir tarsi save marinuojat tam tikrą prasme. Tai jums žinutė paleisk, pasakyk, nes kitas žmogus galbūt irgi nori tau tą pasakyti ir nedrįsta. Ir kai pradėsi kalbėti, jis irgi pradės kalbėti. Ir toks tarsi jausmų, emocijų išrišimas, paleidimas. Ir toliau jūs išjudat savo keliu. Tai trejetukas jūs kviečia iš tiesų kalbėti, komunikuoti, ypatingai jeigu tai susijęs su jausmais, emocijom, iškalbėti ir paleisti dalykus ir eiti toliau. Ir iš kitos pusės kitiems dar, kas marinuoja savo kažkokias idėjas, ten projektus, kažkokius sumanymus, norus, svajonės, tai dabar yra labai palankus laikas jums pradėti visą tai įgyvendinti. Užtenka ten sėdėti, ant to kalno kaip tam išminčių ir ten kontempliuoti. Viskas, užtenka grumuliuoti senas patirtis, senus skaudulius ir paleisti visus tos žmonės, dalykus, tegul jie eina, kaip sakant, pavėjui, skrenda ten, išsisklaido viskas ir jums yra laikas eiti toliau, judėkit į priekį. Tai štai tokia jums graži žinutė, labai iš tiesų smagi antrai pozicijai ir ačiū, kad žiūrite, pasimatysime kitame video. O mes einam toliau prie trečios pozicijos, žmonės, kurie mato ketvertukus. Žmonės, kurie mato ketvertukus, jeigu savo aplinkoje matėt labai daug paskutiniu metu 4-4, 4-4-4 arba 4-4-4-4, arba prabundat vidurį nakties ir matot 4 valandas 44 minutės, ar tiesiog kažkur einat ir matot namo numerį 4-4, dar brūkšnelis 4, tai žinutė jums ir pasižiūrėsim, ką jums nori pasakyti angelai ir visata. Tai ką nori jums pasakyti angelai ir visata žmonėms, kurie nuolat mato paskutiniu metu ketvertus. Taip, kokia žinutė yra nuo angelų ir visato žmonėms, kurie paskutiniu metu mato ketvertus. Taip. Čia kažkas labai negero pas jūs atsitiko. Labai negero. Ok. Kažkas tokio. Kažkokiam, kaip sakau, esat rūke.
tarsi neaiškioj situacijoj, nežinot, ką daryti, laukiat ar tai kažkokio sprendimo, ar palankesnių aplinkybių, kažkas nevyksta palankiai, arba kažkas tai labai sunkaus. Kažkas labai sunkaus, kažkas tai sugriuvo jūsų gyvenime, santykiai sugriuvo, nežinau, namas sugriuvo, darbas sugriuvo, kažkas tai projektas, planai kažkokie sugriuvo, pinigų netekot, nežinau, kas čia darosi, turit plėšytis tarp dviejų dalykų, kažkas šeimoje giminiai galbūt sugriuvo, žmogus kažkoks, kuriam dabar staigiai reikia pagalbos. Kažkokiam tai neaiškume sėdit, kažkokiam tai tarsi nežinojime, nuovargyje, laukiat geresnių laikų. Tarsi laukiat geresnių laikų. Taip, tai 4 jums iš tiesų sako, kad šitas etapas yra laikinas. Šitas etapas yra laikinas, nors jis yra labai skaudus. Ir jums čia tenka patirti labai daug imperatorių krenta kažkaip taip. Aha, ir vienai grupė, ir kitai dabar irgi. Tai galbūt čia ta žinutė bendra ir tokia ir yra, kad iš tiesų atrask savo galią. Nepamiršk, kas esi. Šešėlis yra laikinas. Užtemimas visada yra laikinas. Ir to užtemimo pabaiga jau matosi. Tai kviečia tarsi, nepaisant visų patirčių, pamatyti pasaulį iš naujo vaiko akimis. Nes panašu, kad jau jūs neturit ką prarasti čia. Jau čia viską išmėtėt, praradot arba iš jūsų buvo paimta dėl kažkokių priežasčių. Kažkur paklydot, nuklydot, nežinau, į priklausomybės, į kažkokius negerus santykius, į kažkokius negerus susitarimus, kurie atvedė prie skaudžių pasekmių. Tai nelabai jau yra ką čia prarasti. Tai tiesiog kviečia jūs pamatyti pasaulį iš naujo. Taip, čia panašu, kad išėjot kažką palikę. Labai viską tiesiog palikot ir išėjot. Nu, čia panašu, kad čia buvo kažkas tai, kur jau išėjot ir viską palikot arba viską netekot staiga. Pajamų, darbų, šeimų, vaikų, tėvų, nežinau, čia tiek daug visko iš tiesų, bet panašu, kad, kažką praradot. Labai stipri šitą energiją praradimo. Čia yra nuovargio, praradimo, nebetikėjimo, pasimetimo, nebežinojimo ir nieko nenorėjimo. Tai panašu, kad arba jau išėjot, arba ruošiatės, galvojat, kad paliksit viską, ne aš paliksiu, jūs paliksit viską ir išeisit. Išeisit babank, kaip Dievas duos. Tai toks tarsi paliekat viską, ką užgyvenę, labai skaudžiai skiriate su tuo, arba jau teko išskirti su tuo, su kažkokiu žmogum, su šeima, su darbu kažkokiu, su gyvenamąja vieta, su dar bet kuo, kas tenais galbūt, čia daugybė dalykų matosi, tai turbūt daug žmonių tuos ketvirtukus iš tiesų matot. Ir ketvirtukas tai visada, kaip sakau, yra angelų paguodos skaičius, kad jie sako, kad viskas, kas vyksta pas tave gyvenime, taip turėjo įvykti. Tiesiog taip turėjo įvykti, kad tu išeitum į kitokią realybę. Tai kažkoks praradimas jūs išmetė iš jums įprastų normų, nežinau, gal net kažkokią diagnozę negerą sužinoti. Nors gal čia nelabai šito daug yra, bet gali ir taip būti, kad kažkokiam rūke, gal kokia priklausomybė kritot, gal kažkaip, nežinau, kokia depresija, praradot dėl to darbą, draugus, ten dar kažką, tai išsiskyrėt, paliko, jūs ten skaudžiai, nežinau, apgavo, viską pasiėmė, arba jūs viską metėt, palikot ir išėjot. Iš kokius nors ten smurtinių santykių, iš kažkokio apgaulių, ten iš kažkokio darbo,
kur ten jūs išnaudojo, žadėjo rojų. Nu, kažkas apie tai labai daug ir tikrai išėjot, kaip sakant, vos net plikas basas iš tų visų reikalų ir su labai didžiuliu skausmu likot. Tai gal kažkas ir numerė jūsų aplinkoje netgi ir tas gali būti. Paliko jūs be jokios atramos, tarsi be pagrindo po kojomis tarsi likot ir toksai, žemės lysti iš po kojų, čia netgi yra tas momentas. Gerai, ar duoda jums kažkokia žinutė? Ne. Ir čia ir yra, kas iš pat pradžių man matys. Tik norėjau dar pasitikrinti, ar tikrai. Bet šitas ne. Dar netinkamas laikas. Tai ką pati pradžia jums ir sakė, kada čia buvo pačios pirmos kortos. Tai buvo taip atrodė, taip, jeigu neklystu, ir šitas buvo dar pas jūs, šitas arba. Šitas buvo ant 4 lazdų. Taip, kažkaip buvo įstėlioję pradžioj. Sako, palauk, kad ir kaip čia dabar viskas blogai atrodytų, nedaryk skubotų sprendimų. Jeigu jau likai be nieko, tai pabūk su savim ir pakontempliuok, ką toliau daryti. Viskas susidės į savo vietas. Tai toksai, nesiimk skubotų veiksmų. Dabar yra tavo laikas tau. Niekur tu čia savęs nespausk. Nes labai šita žinutė buvo pačioj pradžioj. Kai tik šitas kortas sudėliojau. Ir galvoju, čia kažkas tai, kad, tu savęs nespausk, tu leisk savo dabar su tuo visu pabūti. Nespausk savęs vėl imtis kažko tai. Vėl būtinai tenais kažką kurti, vėl būtinai kažko būti, vėl būtinai kažkam tai ten pasižadėti, vėl būtinai ten kažkam į glėbį pulti, vėl būtinai ten, nežinau, kažkam kažką įrodyti. Ne, sako, dabar yra ramybės periodas. Tu atsigręžk į save, pabūk su savim. Geras. 4 kartą žiūrėkite gal. Geriau ir būt negali. Taip, nes pirmiausia, kad kažką tai pasiektum, kad galėtum eiti toliau, turi pats save išvaduoti. Būtent iš šito užburto rato. Iš tų emocijų jausmų, kur tu dabar esi patekęs. Turi rasti viskame balansą. Nes kol nėra vidinio balanso, tol niekur tu žmogau nenueisi. Taip, čia panašu, kad jūsų grupė kažkokį labai negerą etapą išgyvena. Labai negerą, labai nepalankų, labai skausmingą. Ir tas būtent patarimas, tas 4-4-4, jisai niekada nėra nukreiptas į kažkokį veiksmą. Jisai sako, atsigręžk į save. Angelai tiesiog sako, mes esam su tavim. Dabar tu pabūk, išbūk, niekur tu čia neskubėk, niekur tu čia savęs nelaužyk, niekur tau čia nereik draskytis. Išbūk su tuo, kaip dabar atsitiko, tiesiog leisk savo išjausti, leisk savo pabūti, pajausti, patirti. Išlaisvink save pirmiausia iš tos kančios, paleisk ją ir tik tada imkis kažkokių naujų dalykų. Jokių būdų neveik iš impulso. Jokių būdų nesistenk atkeršyti. Jokių būdų nesistenk kažkaip tai paveikti. Kažką priversti, ką nors daryti. Jokių būdų nepulk į desperatinius kokius nors santykius. Ne. Dabar yra laikas tau pailsėti, suvokti, kas atsitiko, dėl ko tai atsitiko, kas tu esi, dėl ko čia esi, kam visa tai tau skirta. Dėl ko visa tai atsitiko tau. Ir tik tada, kai tu būsi išjautęs visus savo dalykus, galėsi judėti pirmin. Bet jokių būdų neskubink proceso. Laikas yra tau dabar gyti. Tai tą laiką savo ir duokit. Tai štai tokia žinutė jums, kas matote ketvertus. Taip, tikiuosi jums padėjo įsižeminti. Ačiū, kad žiūrite 3 poziciją ir susitiksime kitose video.
Ketvirta pozicija – žmonės, kurie mato penketukus. Taip, žmonės, kurie mato penketukus. Kas čia vyksta? Taip, ką jums nori pasakyti visada angelai, kai matote penketukus? Ir čia įdomu, kaip kažkokį gavot likimo smūgį. Labai šitos energijos daug, praktiškai kiekvienoj čionais. Kiekvienoj grupiai šią kartą. Kažkas, ką jūs praradot, pokyčiai. Šiaip tai pokyčiai, penketas yra pokyčių skaičius, pokyčiai vienareikšmiškai, netikėti, nelaukti pokyčiai, kažkas nesigavo taip, kaip planavot, kažkas nepavyko, arba teko grąžinti senas skolas, karminės skolas. Galbūt jums teko grąžinti karminės skolas, arba tiesiog kažkaip apvirto gyvenimas netikėtai. Tai gyvenimas, čia buvo suplanuotas veiksmas, šitas veiksmas buvo būtinas, reiškia jūs savo veiksmais, sprendimais ar dar kažkuo tai prisišaukėt šitą į savo gyvenimą, tam, kad gyvenimas jūs vėl nukreiptų teisingą linkme. Reiškia, kažkur buvote nuėję, ten, nežinau, pasiklydot fantazijose, pasiklydot kažkokiose nežinau, net tuo keliu kažkur tai ėjot, per daug sureikšminat kažkokius materialius dalykus arba kaip tik pernelyg rimtai nežiūrėjote į problemas, kurios buvo akivaizdžios ir gyvenimas jūs tiesiog nukreipia ten, kur jūs turėtumėte būti, kad toliau neįtumėt, ne ten, kur reikia. Tai panašu, kad gavot kažkokį tais likimo smūgį, teko palikti dalykus ir dabar kūrėt kažką tai iš naujo. Tiesiog čia buvo taip gyvenimo. O tad čia yra ratas. Čia yra fortūnos ratas. Tai fortūnos ratas iš tiesų, čia yra karminė energija. Greičiausiai gavot kažkokią tai karminę energiją. Čia vieniems, kas iš tiesų kažkaip tai gyvenote ne pagal savo sielos užduotį. Tai gavote šitą pamoką tam, kad vėl atsistatytumėte į savo vėžes. 5-5-5 arba 5-5 ir 5-5-5-5. Paprastai yra pokyčiai, kurie iš pradžių atrodo nemalonus. Tu kažką dažniausiai prarandi. Arba tave išmuša iš pusiausvyros, arba kažkas tai atimama, arba kažkas tai nepasiseka, atsimuši tarsi į duris, atsimuši tarsi į sieną, bandai nesigauna, kažkas tai. Ir dabar patarimas toks. Toliau judėk užtikrintai iš savo situacijos, atsimerk, nusimk rožinius akinius. Atsimerk, suvok, kas yra tikrosios vertybės. Suvok, ką tu padarei ne taip. Priimk savo poelgius ir sprendimus, pasirinkimus, kaip įvykusi faktą ir tiesiog perkainuok dabar savo gyvenimą. Įvertink kitus niuansus, kurių tu nebuvai įvertinęs prieš tai. Taip, tai čia nėra taip, kad čia likimas, jūs čia baudžia ar kažkaip tai dar. Likimas nei baudžia, nei kažką jisai daro. Iš tiesų, kada gyvenimas, kada apskritai visata arba, galima sakyti, bendruoju lygmenį energija ar ne kosminė energija, kada mato gyvenimas, kad žmogus koncentruojasi ne ten, kur reikia, o jo siela turi kažkokią tai labai svarbią užduotį, o žmogus ten savo balalaiką kažkokią tai visai ne į tą pusę eina, kuriam reikia eiti. Tai gyvenimas pasistengia visada mus nukreipti tinkamą linkmę. Jeigu mes darome ne tai, ką turim, arba per ilgai jau ten kažkaip užsižaidėm, tai būnam nukreipti per prievartą savo keliu. Tai kas ten pas jūs gyvenime įvyko tokio negero, kas privertė jūs palikti viską ir dabar kurti iš naujo arba judėti. Lėtai.
buvo tas įvykis, kuris iš tiesų pas jūs gyvenime ir turėjo nutikti. Tam, kad jūs ateitumėt ten, kur yra jūsų vieta. Reiškia, kažkur buvot užsižaidę, kaip sakau, užsidėjo rožinius akinius, ignoravot problematikas, kažkokie tai buvo tiesiog, momentai, kur vėliau padarysiu, gal čia nereikia, gal čia pasitikėsiu aklai, man taip niekada nebus, taip kaip žmonės sako, mėgsta sakyti. Tai paskui gauni tą veidą, nes vis tiek vienaip ar kitaip tu turi ateiti į savo kelią. Taip, Merkurijos retrograidas, elektronikos problemos, komunikavimo iššūkiai ir visko peržiūrėjimas. Ir žemės ženklai, tai yra jautis, mergelė ir ožiaragis. Atsiprašau. Taip, tai galbūt jūs esate mergelė arba ožiaragis arba jautis, arba tai yra kažkoks laikotarpis būtent tų ženklų, kuris jums yra reikšmingas. Tai, kaip ir aš jums sakiau, perkainuot, ar ne, review everything, ne, peržiūrėk viską iš esmės. Ko nereikia, paleisk ir pasakyk visatai, ko tu nori. Kažkur tai taip, panašu, kad gavot kažkokią tai pamokėlę gyvenime dabar, ne, kažkas tai pasisuko ne taip, kaip tikėtasi, gavote šlapių skudurėlių, pliaukšt, taip kartais gyvenimas daro, kai mes patys elgiamės kaip užsispyrę vaikai. Ir dabar laikas perkainuoti savo vertybės, pergalvoti, apie ką iš tikrųjų yra gyvenimas ir ko jūs patys tikrai norit, ne, apie ką yra tavo gyvenimas. Kartais žmogus taip jau kažkaip galvoja, čia paviršutiniškai, aš pragyvensiu tą gyvenimą, tai jokia siela neateina į pasaulį, kad pragyventų paviršutiniškai. Jis turi atitinkamas savo užduotis, kurias turi įvykti. Tai panašu, kad gavote nukreipimą, tiesiog kažkas lūžo, kažkas griuvo, kažkas nutrūko, pasibaigė, apsivertė, staiga kažko netekot, praradot, nežinau, griuvo namai, sudegė namai, iširo šeima, iširo verslo sandoris, dingo investicijos, bet kas. Tam, kad iš tiesų pagalvotumėt, kad jūsų sielos misija yra aukštesnė. Jūsų sielos misija yra aukštesnė, negu jūs įsivaizdavot. Galbūt buvot prisirišę prie kažkokių žemiškų labai dalykų, kažkokių materialinių dalykų, kažkokių tai labai santykių įsikibę laikėtės, ten truks plyš, būtinai ten jums reikia ir viskas ir niekaip kitaip arba panašiai. Tai kažką labai įsikibę buvot ir sako gyvenimas, ne tavo kelias, kur tu ten dabar braidai, ne ten tau reikia eiti, tu turi sielą tavo tokią užduotį turi. Tu turi pakilti aukščiau, mokyti kitus, tu turi skleisti į pasaulį gerovę, tu turi skleisti pasaulį žinias, tu turi skleisti kitiems žmonėms kažkokį pozityvą, konstruktyvą. Tu ten laikais įsikibęs kastuvo kažkokio, kur tu ten braidai, pareiktų atgal. Tai kažkokia tam tikra prasme buvo atstatytas teisingumas. Arba dar kitiems tai gali būti, kad tiesiog ten, kur jūs patyrėt kažkokią neteisybę, čia kitai grupiai žmonių, kurie žiūri šitą poziciją, tai irgi, kur jūs, pavyzdžiui, turėjot kažkokią patyrėt neteisybę, tai iš tos neteisybės jūs išves gyvenimas ir jums kompensuos padarytą žalą. Jeigu jūs nuo kažko nukentėjot, ten jūs jūsų kažką paėmė, nežinau, atėmė, apgavo, paliko, dar kažką pridarė, tai gyvenimas atitaisys žalą ir sugrąžins pusiausvyrą. Tai pagalvokit, kur labiau apie jūs skamba, tai vieniems tai yra tiesiog perkainuok savo dabar gyvenimą, peržiūrėk, kaip tu čia dabar įeini tuo keliu,
kur tau reikia ir dėl to gavai per nagus, nes gyvenimas mums labai ilgai maklinėti niekada neleidžia. Taip jau yra, siela neturi laiko, čia gyvenimas žemiškas yra žmogaus labai trumpas ir siela neturi laiko čia terliotis. Ir jeigu ilgai labai tenais maklinėjai, tai gauni per nagus, kad sugrįžtum į savo poziciją, ten, kur tau reikia. Tai kartais gauni per nagus, o kartais patiri neteisybę. Bet jeigu jūs gavot per nagus, tai dabar jūsų yra užduotis perkainuoti, pervertinti, peržiūrėti, ką jūs darėt ne taip ir eiti tuo kitų kelių, kuris iš tikrųjų jums skirtas. O tiems, kurie, tarkim, kažkokią neteisybę, kažką praradot, kažką iš jūsų atėmė, apgavo, paliko, ten, nežinau, dar kažką blogo tokio kitas žmogus jums padarė, tai tas jums bus atitaisyta. Gyvenimas tikrai pasirūpins, kad atsistatytų balansas. Tiek ir jūs atgausit tai, kas buvo iš jūsų atimta, tiek ir tas žmogus, kuris jums kažką negero padarė, irgi gaus savo pamoką. Tai štai kokia įdomi žinutė 5-tukams. Ačiū, kad žiūrite. Ačiū, kad esate kanale. Labai smagu, kad jūsų kiekvieną kartą vis daugiau ir daugiau. Na ir pasimatysime su visais kitose video. Iki.